Tęsime pokalbius Labame ryte ir sveikinuosi su bėgiku Gediminu Griniumi. Labas rytas. Labas rytas. Iš tiesų, šiemet galima Jūs pasveikinti su ypatingu asmeniniu rezultatu ir ne tik asmeniniu, 3. vieta pasaulio ultra arba ilgųjų nuotolių bėgimo taurės varžybose. Koks buvo šis čempionatas palyginti su kitomis varžybomis? Ar iššūkis, ar, nežinau, išbandymas, ar kaip tik priešingai įprastos varžybos? Tai buvo visiškai nauja man, nes aš šiemet pradėjau bėgioti ilgesnius atstumus, negu buvau įpratęs, ir šita organizacija arba Ultra Trail World Touras apjungia pačias didžiausias, pačias ilgiausias, seniausias, prestižiškiausias varžybas ir tos visos eusios, būtent ir imponavo man ir aš norėjau dalyvauti tokiuose varžybose ir aš galvoju, kad visi elitiniai bėgikai buvo būtent orientuoti į šitas varžybas. Kalbant apie precedentą, turbūt nei vienam lietuviui dar nėra pavykę patekti tarp prizininkų tokio rango varžybose. Taip, tai aš esu iš tikrųjų pirmasis lietuvis, kuris papuoliau bent jau į top 3 galutinėme reitinge, o Lietuvoje tai aišku nėra labai populiaru, nes mes neturime kalnų, kas yra šių varžybų akcentas ir vienas iš kriterijų, kaip jie atrenka varžybas. Kokių šalių atstovai dažniausiai užima prizinės vietas, kas yra favoritai dažniausiai? Šiuo metu bent jau 1 ir 2, kurie yra prieš mane reitingo lentelė, yra prancūzas ir pietų afrikietis. Jie abu yra didelės kompanijos Salomon veidai ir dažniausiai ir būna prancūzai, nes Prancūzija yra tokia šalis, kur treilo varžybos yra kiekvieną dieną arba savaitgaliais, tai be jokių išimčių, nes šalis didelė turi Alpes. Ir tikriausiai pats treilo bėgimas atėjo būtent iš Prancūzijos. Kur vyko varžybos, kiek buvo tų etapų, kokios trasos buvo parinktos? Varžybos apjungia 10, tiksliau šitas turas apjungia 10 varžybų ir jos vyko visame pasaulyje, nes kaip pats žodis sako World, tai pasaulio, ir buvo kiekvienam kontingente, tai buvo ir Japonijoje, ir Afrikoje, ir aišku Europoje. Kiek nubėgta kilometrų buvo? Aš pats asmeniškai nubėgau aš dalyvau 4 varžybose iš 10 ir nubėgau apie 560 kažkur kilometrų, tiksliai nežinau, ir to užteko. Tuose etapuose jau ėmė ryškėti favoritai, ar visą laiką buvo įtempta konkurencija jūsų atžvilgiu? Visada buvo labai skirtingai, nes iš pradžių favoritas buvo pietų afrikietis, bet jis nedalyvavo paskutinėme etape ir tai buvo šansas prancūzų jį aplenkti. O aš visada laikiausi top 5 ir stengiausi tą savo vietą išlaikyti. Ar tiesa, kad pradžioje reikia labai taupyti jėgas ultramaratonuose, o tik vėliau galima forsuoti? Čia yra priklausoma nuo žmogaus, nes vienų taktika yra, jie pradeda labai greitai bėgti ir stengiasi tą tempą išlaikyti iki pat varžybų pabaigos. Bet ultra bėgimuose yra tai nelabai rekomenduotina ir aš esu bent jau iš saugių taktikų šalininkas ir aš pradedu gan lėtai ir stengiuosi į varžybų eigą įsivažiuoti ir pradedu rungtyniauti, nes visos varžybos būna daugiau kaip 100 km, tai aš stengiuosi tik tai 80 km pradėti iš tikrųjų spausti tiek, kiek galiu ir pasivyti tos varžovus, kurie yra prieky manęs. Kokiais gruntais, paviršiais tenka bėgti, ypač šiame ultramaratone, ir kokiais treniruojatės dažniausiai? Dažniausiai gruntas yra labai įvairus. To trailas yra įspūdingas, nes būna akmenų krūvos, gali būti gražus miško takeliai, kalnų takeliai, dalis asfalto, nes trailas kaip apibrėžimas yra, kad negali būti daugiau to asfalto negu 20% visoje distancijoje. Taip, kad labai įvairios vietovės, labai įvairus gruntas ir gali būti, sakau, nuo smėlio, akmenų, pačio asfalto, miško takelių, belekas, bekelė. Kaip tam pasiruošti? Čia turbūt išbandote ne vienus bėgimo batelius, ar treniruojate save labai kietais paviršiais bėgiodamas? Šiuo metu gyvenu Ščecine, Lenkijoje, ir bėgioju dažniausiai miško takeliais. Bet aišku, kad pasiruošti bėgioti labiau techniškomis sąlygomis, kaip yra akmenuotos Alpes, važiuoju treniruotis į kalnuotas vietovės, į tas pačias Alpes, į tą pačią Zakopanę Lenkijoje, kad pripratinti save bėgti akmenuotomis vietovėmis. Nes mano silpnoji pusė yra be techninės vietos, nes mes kaip lietuviai neturime kalnų, tai aš nesu įpratęs, bet tie patys prancūzai, žmonės, kurie gyvena kalnuose, jie bėga tomis akmenuotomis vietovėmis lygiai taip pat greitai kaip mūsų geriausi bėgikai bėga asfaltu.
Kiek vidutiniškai kilometrų per dieną nubėgate, ypač besiruošdamas tokioms varžyboms? Aš esu kažkur minėjęs, kad aš nesu iš tų žmonių, kurie bėga labai daug. Kiekybė. Taip, ir aš nubėgu per pusę mažiau ir ilsiuosi daugiau, bet vidutiniškai gaunasi, kad aš į mėnesį nubėgu apie 600 km, tai čia į savaitę būtų apie kiek čia, 150. Na kągi, tikiuosi, kad jūsų pasiekimai paskatins kitus bėgikus siekti savo užsibrėžtų tikslų. Aš linkiu didžiausios sėkmės, na ir parsivežti dar ne vieną tokį įvertinimą. Ačiū. Dėkui Jums. labai.